Sveiki televizijos žiūrovai. Šiais metais rugsėjo 1 šeštadienis. Todėl Švietimo ir mokslo ministerija pačioms savivaldybėms pasiūlė pasirinkti, kada rengti mokslo metų pradžios šventę. Kupiškio rajono savivaldybė pranešė, kad naujų mokslo metų pradžios šventė rajono mokyklose bus rugsėjo 3 dieną. Na, mes savo laidoje, kaip įprastai, atskleisime svarbiausius savaitės įvykius. Laidoje matysite. Kaip ir kiekvienais metais, rajono mokyklos ruošiasi rugsėjui ir mokinius pasitinka siūlydamos pokyčius. Kupiškio rajone pirmą kartą surengtas geriausių melžėjų konkurso regioninis turas Geriausia melžėja 2012. Alizavoje iškilmingai atidarytos atnaujintos jaunimo centro Alsija patalpos. Ta proga sulaukta ir svečių. Papilių kaime rinkosi bendruomenė į Eugenijos Katauskienės Sokienės pirmosios knygos pristatymą. Parengtas Kupiškio rajono teritorijos bendrojo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentas. Planavimo tikslas – suformuoti savivaldybės teritorijos vystymo koncepciją, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus, tobulinti susiklosčiusią rajono teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą, numatyti priemonės užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą, plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą. Nuo rugpjūčio 31 dienos visuomenė gali susipažinti su bendrojo plano projektu Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje. Kreiptis į urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėją Mažvydą Šalkauską. Vytauto gatvė 2 Kupiškis, telefonu 8459 35507 arba elektroniniu paštu. Pirmasis laidos siužetas apie rajono mokyklas. Kaip ir kiekvienais metais, rajono mokyklos ruošiasi mokinius priimti atsinaujinusios. Atliekami remonto darbai, keičiasi mokinių skaičius, kadrų srityje taip pat dažnai neišvengiama pokyčių. Ir šiemet prieš rugsėjo pradžią Kupiškio rajono savivaldybės kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius lankėsi rajono mokyklose. Pirmiausiai buvo apsilankyta Antašavos pagrindinėje mokykloje, kurioje taip pat neišvengta pokyčių. Mokyklos direktorė Valda Tylienė aprodė patalpas ir supažindino su naujovėmis. Antašavos pagrindinė mokykla šiandien pradėjo pirmą darbo dieną mokytojų kolektyvas ir galiu pasidžiaugti, kad jau eilę metų pas mus mokytojų kolektyvas nesikeičia, kadrai tie patys, taip kad rūpesčio dėl vieno ar kito specialisto tikrai nėra. Mokytojai nusiteikia pakankamai gerai. Su džiugia nuotaika susirinkom šiandien visi į darbą, į pirmą po atostogų darbo dieną. Na, dėl vaikučių, aišku, kaip ir kiekvienoje mokykloje šiek tiek nerimo yra, nes būna taip, kad rugsėjo 1 dieną ima ir neteina koks vienas kitas mokinukas, bet bent jau prašymų išeiti iš mokyklos šįmet aš neturiu dar kol kas. O ateiti, kiek žinau, ateis, gal kokie 3-4 nauji mokiniai. Na, žinoma, neišvengsim jungtinių klasių, bus ir 1-4 klasių tarpe jungtinė klasė. Manau, kad bus ir 7-8 jungtinės, bet, kaip kaimo mokyklai, manau, kad tai visai neblogai ir manyčiau, kad mes dar pakankamai gerai ir pakankamai stabiliai laikomės ir laikysimės visus 12-13 mokslo metus. Priimti moksleivius mokykla dar šiek tiek nepasiruošusi, dar yra tokių darbų, kuriuos turim padaryti. Tai dar yra ir lentelių mokyklos, apkalimo mokyklos suskaldytų dar nepakeista. Ir klasės dar ne visos iki galo išvalytos, bet dar laiko yra ir manau, kad susitvarkysime, suspėsime ir rugsėjo 1, rugsėjo 3 dieną tikrai visus
pakviesime į gražias, sutvarkytas klases ir į tvarkingą mokyklą. Ta popamokinė veikla, tai kaip ir kasmet, aišku, viską lemia finansavimas, bet stengiamės kiek įmanoma neformaliojo ugdymo veiklų turėti. Vaikų poreikį, manau, kad pilnai patenkinam. Bet kuo norėčiau pasidžiaugti, tai šią vasarą 9 mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo tarptautinėme projekte, kuris vadinasi MAST projektas. Manau, kad dar mes apie jį ir rašysime ir dar girdės platesnė visuomenė apie tą projektą. Tai 9 vaikai plaukė Klaipėdos universiteto mokomuoju burlaiviu Brabander, plaukė Baltijos jūrą ir plaukė per 5 šalis. Tai yra tarptautinis projektas, kuriame dalyvavo lietuviai, lenkai, vokiečiai, švedai ir danai moksleiviai. Palinkėti norėčiau ko? Pirmiausia, tai savitarpio supratimo. Norėčiau, kad visi, ir viena, ir kita pusė, ir trečia pusė, ir mokiniai, ir mokytojai, ir tėvai, vieni kitus suprastume ir pateisintume vieni kitų lūkesčius. Nes iš tikrųjų mokytojai geranoriškai nusiteikia atiduoti visas žinias mokiniam, kiek tik tai yra įmanoma. Mokiniai ateina irgi, manau, kad išplėtę akytės ir nori gauti žinių. Na, o tėveliai tikisi, kad mes jų vaikus mokysim ir auklėsim saugioj, gražioj, ramioj aplinkoj. Taigi manau, kad savitarpio supratimas ir vienų kitų lūkesčių pateisinimas tai ir yra svarbiausia. Svečiuotasi ir netoli miesto esančioje Šepetos Almos Adamkienės pagrindinėje mokykloje, kuriai vadovauja direktorė Vanda Vanagienė. Ji pakvietė mokinius į atsinaujinusią mokyklą ir papasakojo apie projektą. Labai džiaugiuosi, kad mūsų mokykla šiemet taip pat, kaip ir visais metais, kaip ir daugelį metų, nuo 69 metų įkūrimo, taip pat laukia mokinių sugrįžtančių į savo mokyklą. Mes šiemet komplektuojame jau nebe 11 klasių kartu su priešmokyklinukais, bet 9. Pradinių klasių jau lieka 2 komplektai. Dėl mokytojų mes šiai dienai turime visus specialistus, labai aukštos kvalifikacijos, turinčias aukštas kompetencijas savo dalyko dėstymo srityje. Mes labai stengiamės, kad mūsų mokiniai sugrįžtų į jaukią mokyklą. Todėl ir negavę papildomų lėšų, ieškojame paramos ir nors kosmetiškai pasitvarkėme, išsidažėme klases, koridorius. Mes pernai pradėjome įgyvendinti savanorystės projektą. Ir kiekvieną dieną 2 valandas mokiniai gali rinktis jiems patinkančią veiklą arba atlikti namų darbus, padedant mokytojams, kad nereiktų nešiotis vadovėlių į namus. Mūsų mokytojai labai geranoriškai kiekvieną dieną dirba po 2 valandas neapmokėtinai. Šiais metais jiems kaip ir anksčiau bus siūloma įvairių muzikos būrelių, taip pat tradicijas tęs dramos būrelis, sporto numatoma naujų veiklų, o taip kaip ir pagal atliktą tyrimą kiekvienais metais, ko jie labiausiai nori, mes stengiamės jų norus ir išpildyti. Direktorė aprodė mokyklos patalpas ir pasidžiaugė atliktų remontų. Šimonių pagrindinėje mokykloje taip pat laukiama rugsėjo. Jos direktorė Laima Skerienė pasidalijo pasiruošimo įspūdžiais ir pasidžiaugė atliktų remontų. Taip sukomplektuoti esam truputį tokioj nežinioj dėl klasių komplektų, nes išeina 2 vaikai ir tikriausiai gal dar jungsis pradinių 1 komplektas klasių. O mokytojų kolektyvas irgi dar keleto darbuotojų paieška vyksta dar. Nes problema yra ta, kad labai nedaug pamokų ir sunkiau yra rasti specialistą. Aišku, kaip ir visose mokyklose vyksta eilinis toks valymas, generalinis valymas, ruošimasis. Galim tik tai pasidžiaugti, kad šiais mokslo metam ruošiantis išsiremontavom 1 aukšto visą koridorių iš tų pačių lėšų, iš to pačio finansavimo, iš bendro biudžeto. Jeigu išliks entuziastingi tokie pat busimi 6-okai ateinantys, jie labai norėjo šokti ir jeigu jau nebus per vasarą nublėsę, tai tikrai naujai įvesim
šokių būrelį. Praeitais metais jie turėjo šokių pamoką, dabar šokių būrelį. O aišku, ir kraštotyros būrelis, ir dainorėlių būrelis, jau jie tęsia gilias savo tradicijas. O šiaip pasižvelgiam daugiau į vaikų pasirinkimą, ko pageidauja vaikai, ir tada jau sprendžiam, ar turėsim galimybės suteikti tai, ko jie pageidauja papildomam šitam neformaliam ugdymui. Dar mokinukų taip tiksliai suskaičiuoti ir negalim, nes praktiškai mūsų kaimo mokyklose paaiškėja tik tai rugsėjo 1 dieną tikslus tas skaičius, nes išvyksta į kitas ugdymo įstaigas ir taip sunku tiksliai pasakyti. Planuojam be priešmokyklinio ugdymo grupės turėti 74 vaikus ir priešmokyklinio ugdymo grupėje 7 vaikus. Dėl lėšų trūkumo Adomynės pagrindinėje mokykloje remontai nebuvo atliekami. Jos direktorė Danguolė Mašauskienė aprodė jau pernai suremontuotas patalpas. Direktorė apgailestavo dėl labai sumažėjusio mokinių skaičiaus. Mokslo metams, kaip visada, ruošiamės, stengiamės, kad vaikai ateitų, išvarę jaukią mokyklą. Tačiau turiu pasakyti, kad iš tikrųjų nuo pat pavasario, kaip mokyklos vadovė, turėjau didžiulį rūpestį. Mokinių skaičius, labai sumažėjo jau pernai, šiemet dar išėjo 3 mokiniai, iki šio laiko, taip sakykime, jau atsiėmė dokumentus. Taigi šiandien dienai turim 59 mokinius. Tai labai mažai, niekada tiek neturėjom, dėl to tenka labai apgailestauti. Mokytojai visi dirbs, neturėsim naujų, bet ir trūkumo neturėsim. Tik tai socialiniai pedagogijai išėjus vaikelį auginti. Tai nusprendėm, kad vis tik galbūt mokyklos vadovai, klasių auklėtojai pasidalinsim tas funkcijas ir šitaip taupysim lėšas, nes kada turėsim tiek nedaug vaikų, tai žinot, ir lėšos bus atitinkamai mažesnės. Didelių remontų nedarėm ir turbūt pasiaiškinsiu, kodėl galbūt pirmi metai iš tikrųjų, sakysim, nei dažymo darbų didelių darėme, nei nieko. Dėl to, kad tikimės, kad kitais metais vis tik mūsų mokykla bus renovuojama ir šitaip dar pataupysim ir savivaldybės lėšas. O taip, tai tikrai, sakyčiau, ir darbuotojai, ir vaikai stengiasi saugoti tai, ką turi. Šiaip jau tai iš tikrųjų mūsų mokykla galbūt ilgą laiką išsiskyrė tuo ypatingai sportiniais pasiekimais, sakyčiau šitaip. Ir didelė mokinių dalimi, kurie įsitraukia į sportinę veiklą. Vienas dalykas. Antras dalykas, iš tikrųjų buvo įvairių būrelių ir daugelį metų tuose būreliuose vaikai tikrai ir šokdavo, ir dainuodavo, ir dailės būrelis buvo gana aktyvus ir turėjom ir pasiekimų konkursuose įvairiuose. Štai jau ir dabar šitie pasiekimai kažkaip labai mažėja, todėl kad, sakyčiau, gal trūksta ir vaikų noro ir galbūt vis mažiau mokykloje gabių vaikų. Ir aš labai norėčiau tėvams pasakyti, kad tikrai jūsų vaikai atėję į mūsų mokyklą bus ir gerbiami, ir suprantami, ir pasieks tai, ką turėtų pasiekti baigdami 10-metę mokyklą. Todėl prašyčiau pasitikėjimo galbūt, kurio tikrai niekada nesiskundėm, netrūko, dabar truputėlį kažkas tai galvojama, kad galbūt kažkur kitur jų vaikas gaus daugiau. Tai tikrai labai kviečiu ateiti į šventę, su gera nuotaika pradėti naujus mokslo metus, visiems susiklausimo, savitarpio supratimo ir puikios šventinės nuotaikos ir be abejo darbingų, sėkmingų naujų mokslo metų. Didelių pokyčių sulaukta Palėvenėlės pagrindinėje mokykloje, kuri dabar vadinsis Alizavos pagrindinės mokyklos Palėvenėlės skyriumi. Apie tai papasakojo mokyklos direktorė Danguolė Šedienė. Ji taip pat pasidžiaugė atliktais remonto darbais. Reorganizacija susijusi su tuo, su lėšų taupimu. Kadangi mes nebeturime 50 moksleivių, mes pagal krepšelį nebegalime išgyventi. Tai
atsisakome pavaduotojų ir aš jau tampu kaip Alizavos mokyklos Palėvenėlės skyriaus čia pavaduotoja. Tuo pačiu, klausykit, dar sutaupom vieną etatą iš technikinio personalo. Kolektyvas mano yra senas, nusistovėjęs, darnus labai, pastovus ir išlieka visi mokytojai dirbti savo darbę. Aišku, kiek nukenčia pavaduotojos, kadangi jos turėjo po pusę etato, jos dabar nebeturės. Bet yra mokytojų išėjusi į atostogas vaiko auginimo, todėl galbūt metus kokius pavaduos kaip socialinė darbuotoja. Nei vieno lito mes negavom, jau kelinti metai iš eilės dėl mokyklos paruošimo rugsėjui. Bet per visus mokslo metus mes taupėme spec lėšas, tai yra nuomojam telekomui patalpas, medicinos punktui ir per metus kaupėme jau dažus, įsidažėm visus kabinetus, įsilakavom, kaip matote, pasipuošėm naujiems metams. Kad šitie metai būtų dosnesni, geresni, kad mes gyventume visi santarvėje, o kai stoji į vieną tikslą, tai visada nugalim. Man atrodo, visus sunkumus mes nugalėjom iki šiol, nugalėsim ir toliau. Alizavos pagrindinė mokykla mokinius pasitiks pagal galimybės atsinaujinusi. Bet ir čia kyla ta pati opi problema – mokinių skaičiaus mažėjimas. Nenumaldomai greit prabėgo vasara ir Alizavos pagrindinėje mokykloje vyko eilė darbų vedini gerų norų ir turimomis lėšomis šiek tiek pasitvarkėm mokykloje opiausias vietas, pasidažėm ir rugsėjo 1 esam pasiruošę pilnai. Aišku, labai gaila dėl mažėjančių mokinių skaičiaus, reikėjo sujungti 2 pradinės klases, tačiau šita problema išsisprendė. Mokinių skaičius nežymiai sumažės, kiek planuojam. Mokytojai su gera nuotaika ruošiasi rugsėjo 1 ir dar galiu pasidžiaugti tai, kad planuojame nuo rugsėjo 1 atgaivinti choreografijos dalyką. Tikrai ir tėveliam, ir mokytojam noriu palinkėti pirmiausia geros sveikatos, geros nuotaikos ir niekada negalvoti, kad kaimo mokyklos miršta. Jos gyveno ir dar gyvens ne vienus metus. Salamišio pagrindinėje mokykloje pasitiko jos direktorius Dalius Žvybas, kuris dideliais remonto darbais pasigirti negalėjo. Tačiau mokykla jau pasiruošusi priimti mokinius. Rugsėjo 1 yra didelė šventė mokyklai, tiesiog sugrįžta į mokyklą mokiniai, tas pavasarą šiek tiek pasilgtas ir primirštas mokinių šurmulys. Taigi ir visi mokytojai pasiruošę geromis nuotaikomis. Su komplektacijomis labai sunku kažkas nekėti, yra tokie skaičiai preliminarūs, o kada rugsėjo 1 ateina mokiniai, tada matosi. Labai tikimės, kad mokinių daug nesumažės, bet kaip ir viso Lietuvoje gali vienu kitu sumažėti. O šiaip, aišku, kažkokių labai rimtų remontų nedarėme per vasarą, nes tam nėra lėšų, o tokį einamą remontą, kur kažkur kabinete kažkur reikia pasitvarkinėti, šiek tiek pasitvarkinėsime. Tiesiog mokytojams palinkėsiu gero darbo, daug kantrybės, nes tikrai mokiniai po vasaros, ypač 1 savaitę ateina labai judrus. O vaikams taip pat palinkėsiu pirmiausia gražios rugsėjo šventės, o toliau ir sėkmės moksle, ir noro mokytis, ir draugiškumo, ir geriems būti, ir linksmiems. Pasisvečiavus mokyklose buvo galima pajausti šventinę laukimo nuotaiką, kurios nesugadina mažėjantis mokinių skaičius ar netlikti norimi remonto darbai. Rugpjūčio 29 dieną 10 val. Viešo aukciono būdu bus parduodama mokykla Beržų gatvėje 10, Paketurių kaime, Kupiškio rajone. Mūrinis 2 aukštų 503 kvadratinių metrų pastatas. Šiam objektui priskirtas 400 arų žemės sklypas. Pradinė pardavimo kaina 10 968 litai. Tame skaičiuje žemės sklypo parengimo išlaidos 968 litai. Žemės sklypo pradinė pardavimo kaina 5000 litų.
Objekto energinio naudingumo sertifikavimas neatliktas. Pradinis įnašas 1000 litų, registracijos mokestis 100 litų. Paraiškos priimamos rugpjūčio 27-28 dienomis darbo valandomis nuo 8 iki 17 valandos. Savivaldybės administracijoje 13 kabinete. Informacija teikiama telefonu 8459 35519 arba elektroniniu paštu. Dabar Melžėjų konkurso akimirkos. Kupiškio rajone pirmą kartą surengtas geriausių melžėjų konkurso regioninis turas Geriausia melžėja 2012 Rimutės Strazdienės pieno ūkyje, kuriame netruko darbingumo, pakilumo, muzikos ir gausių vaišių. Melžėjų konkursą surengė Josifo Taco melžimo mokymo centras kartu su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, padedant gausiam rėmėjų būriui. Melžimo įrangos tiekėjams, produkcijos supirkėjams, bendrovėms ir kooperatyvams. Konkurse varžėsi Kupiškio, Biržų, Rokiškio, Utenos atstovės. Šventę pradėjo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio rajono konsultavimo biuro konsultantas gyvulininkystei Ivanas Rotkinas, kuris pristatė vyksiantį renginį ir 11 varžytuvų dalyvių. Mes šiandien esam susirinkę visi čia Rimutės Strazdienės ūkyje. Tai vienas iš moderniausių ūkių mūsų rajone. Visų pirma, ir mes norėjom jį truputėlį parodyti, pareklamuoti ir tuo pačiu, kaip antras klausimas, pravesti melžėjų varžytuvės. Melžėjų varžytuvėse pareiškė norą dalyvauti labai daug melžėjų, mes čia taip atrinkom ekspromtų 11 dalyvių. Josifo Taco melžimo mokymo centro vadovas, docentas daktaras Saulius Tušas, vertinimo komisijos pirmininkas, akcentavo, kad tai neeilinis įvykis. Pristatė vertinimo komisiją, konkurso sąlygas ir palinkėjo visiems sėkmės. Norėčiau pasidžiaugti, kad tokiu, galima sakyti, neeiliniu įvykiu, tai kad pirmą kartą vienu metu varžosi 4 rajonų dalyviai. Tai anksčiau buvo, kad varžydavosi tik 2 rajonų dalyviai. Ką pirmiausia norėčiau palinkėti dalyviams? Nugalėti jaudulį, palikti kažkur tai truputį šoną, dirbti taip, kaip jūs dirbat kasdien, viską mokat, viską žinot. Ir čia, aišku, galima sakyti varžybos ir, aišku, nuo to, kaip jums seksis nugalėti jaudulį, jau galima sakyti, daug kas priklausys. Pirmasis etapas buvo testo sprendimas, kur buvo galima surinkti 20 balų. Reikėjo atsakyti į 20 klausimų. Čia geriausiai sekėsi Rasai Sabaliauskienei iš Kupiškio rajono, Danutės Adamoninės ūkio, Ingai Dudieniai iš Biržų rajono, Petro Aukštikalnio ūkio, Ligitai Kubilienei iš Kupiškio rajono, Rimutės Strazdienės ūkio. Antrasis etapas – melžtuvo plovimas. Čia buvo vertinama technika, laikas, plovimo eiliškumas. Kiekvienas dalyvis turėjo kuo teisingiau ir greičiau išplauti aparatą. Čia po 29 balus iš 30 galimų surinko Rasa Sabaliauskienė iš Kupiškio rajono Danutės Adamoninės ūkio, Inga Dudienė iš Biržų rajono Petro Aukštikalnio ūkio ir Beata Jusevičiūtė iš Kupiškio rajono Danutės Adamoninės ūkio. Josifo Taco melžimo mokymo centro vadovas Saulius Tušas papasakojo apie konkursą. Tai jau 12 metai, kai vyksta kiekvienais metais kasmetinis konkursas, tai yra šiandien, kas vyksta Kupiškyje, tai yra vienas iš etapų respublikinio konkurso. Tai jau trečia vieta, kur vyksta, ir šiais metais turėtų vykti, taip maždaug yra suplanuota, kad 12 vietų tie konkursai vyks. Ir pagrindinis konkurso tikslas kelti melžėjų meistriškumą ir gerinti pieno kokybę. Yra vertinimo keli etapai, tai pirma rungtis tai yra teorinis pasiruošimas, vertinama teorinės žinios, kai melžėjos žino pačią teoriją. Kitas etapas ir kas dabar vyksta, tai yra melžtų sanitarinis apdorojimas, tai jeigu taip paprasčiau kalbant, tai pačio melžimo aparato plovimas. Prieš melžimo, po melžimo. Sekantis etapas tai yra sanitarinis pasiruošimas melžimui, tai yra vertinama melžėjo apranga, ar melžėjas turi sanitarinę knygelę, kaip jos nusiplauna rankas, pats pasiruošimas melžimui. Ir pats pagrindinis etapas tai yra pats melžimas, pats vertinamas melžimo procesas, o melžimo procese vertinasi ir tešmens paruošimas, ir kaip uždeda aparatą, kaip stebi melžimo eigą, visi melžimo niuansai. Ir po pačio melžimo vertinasi, kiekvieną melžėją vertina, ar karvės veikos, tai yra somatinių ląstelių vertinimas. Taip pat dar vienas labai svarbus etapas, aišku, melžėja pačio melžimo metu
tiesiogiai dalyvauja, tai jau po melžimo paimamas pieno mėginys ir įvertinamas pieno švarumas. Ar švariai, ar nešvariai pamelžė pieną. Ar tas pienas tinkamas vartojimui. Kai kuriuose niuansuose vertinasi ir laikas, bet pagrindas, aišku, kaip tas operacijas atlieka. Ar taisyklingai pagal reikalavimus, ar netaisyklingai. Ir laikas, ir visi kiti niuansai. Kupiškio rajonas tai ir pirmą kartą daro. Tai yra labai gražus ūkis, labai tvarkingas ūkis. Ir, aišku, linkime visiems dalyviams tik sėkmės. Trečiasis etapas – sanitarinis pasiruošimas, vertinamas iki 10 balų. Čia buvo žiūrima dalyvių apranga, rankų plovimas, reikėjo, kad visi turėtų sanitarinės knygutes. Galop sulaukta ir 4-ojo svarbiausiojo etapo melžimo. Kiekvienas dalyvis automatizuotoje aikštelėje turėjo pamelžti po 2 karvutes. Teisėjai stebėjo, kaip išplaunama aikštelė, kaip nuvalomas tešmuo ir speniai, uždedamas melžtuvas. Žiūrėjo, ar karvės iki galo pamelžtos. Po to buvo nustatomas somatinių ląstelių kiekis, įvertintas pieno kiekis bei švarumas. Balai buvo sumuojami į bendrą sumą. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio rajono konsultavimo biuro vadovė Aušra Petronytė pakomentavo šios šventės organizavimą. Turbūt viskas prasidėjo nuo to, kad Kupiškio rajone turime labai didelę dalį tikrai modernių pienininkystės ūkių, kurie savo veiklą vykdo jau skaičiuoja ne tik tai, kad keli metai, bet, sakykime, ir 10-metis, daugiau nei 10-metis. Ir kaip matome, ir čia mes šiandien susirinkome į modernų pienininkystės ūkį Rimutės Strazdienės, kuris tikrai, kaip matom, turi modernę melžimo aikštelę, gražią karvidę ir tikrai gražų būrį gyvulių. Ir šitas pienininkystės ūkis jau skaičiuoja tikrai nemažą metų, todėl kad Kupiškyje tokių ūkių tikrai mes galime atrasti ir ne vieną. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba turi tradiciją, organizuojant, sakykime, ne tik tai artojų varžybas kaip iniciatoriai, bet tikrai yra svarbu, ir ką mes matom šiandien, ir susirungti melžėjom tokiam renginį, kurios ne tik tai parodo, kaipgi visgi jos savo įgūdžius, patirtį, turima žinias, bet ir, sakykime, pabendrauja pienininkystės ūkiai tarpusavį, aptaria rezultatus, pasiekimus ir galbūt vieną kitą ir tokį niuansą, ko dar nežino ūkiai, juk mes mokomės ir kiekvieną dieną mokomės. Taigi šią iniciatyvą turi Lietuvos žemės ūkio tarnyba nuo pat savo veiklos pradžios ir mes šitą tęsim ir turbūt ne pirmi ir ne paskutiniai metai šitai bus. Varžybos nebūtų įvykę be paramos mūsų pačios konsultavimo tarnybos, taigi ir dar turim gražų būrį, sakykime, rėmėjų, kurie šiandien ir čia dalyvauja. Tai noriu padėkoti Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriui, taip pat Biržų žemtiekimui, kooperatyvui, pagrindiniam mūsų šios šventės rėmėjų kooperatyvui Pieno puta, kooperatyvui Pienininkai, taigi matom, kad jau mes turim ir kooperatyvų rajone, kurie į šitą renginį žiūri tikrai labai pozityviai ir dalyvauja ir paremia. Taigi dar taip pat dėkojam ir kitiem rėmėjam, tai Kredito unijai Kupiškėnų Taupa, taip pat Žemaitijos pienui, MGL Baltija, taigi gal visų ir nepaminėjau, bet tikrai dėkui visiems, kurie prisidėjo prie šito renginio. Ūkininkam, aišku, pirmiausia, tai linkiu gero oro ir gražiaus derliaus, kad sukeliautų į aruodus ir tada, kaip sakoma, suskaičiuosim rudenį. O šiaip jau tai vyks kukurūzų diena, labai svarbus renginys, kaip matėm, dalyvavo nemažai artojų rungėsi Dotnuvoj akademijoje, taip pat mes dar turėsim gražų renginį kukurūzų dieną, taigi kviečiu ir savo žemdirbius ten sudalyvauti, pamatyti, nes pieno ūkiams irgi aktualu, taigi prašau ir nepasididžiuokit, nuvykit į Kėdainių rajoną, pamatysit tikrai galbūt ir naujų technologijų ir visą kitą. O rudenį vėl pakviesim į daug mokymų, laukia ir į naują savo salę biure. Taigi, aš manau, mes turėsim ir rudenį, ir mokymų, ir kaip sakoma, turėsime ką veikti su žemdirbiais, o visiems geros sveikatos, gero derliaus ir iki susitikimo. Pasibaigus varžytuvėms vertinimo komisijos pirmininkas Saulius Tušas apibendrino varžybų rezultatus. Kalbėdamas apie teorinę rungtį, sakė, jog teste pasitaikė vienas sunkus klausimas. Nemažai dalyvių padarė tik po 1 ar 2 klaidas. Su melžtuvais
lygiais taip pat visi mokėjo elgtis. Teisėja Aldona Šimkienė taip pat pritarė, kad melžtuvo paruošimo rezultatai geri. Tik reikia patobulinti laiką. Tačiau nuliūdino pieno švarumas. Nebuvo geriausios kokybės pieno. Saulius Tušas pakomentavo pasiruošimo melžimui rungtį. Pasak jo, čia svarbi ir apranga, o ypatingai rankų plovimas. Jas reikia plauti iki alkūnių, tačiau ne visi dalyviai tai darė. Kalbėdamas apie melžimą nurodė, kad į ranką dirba gerai. Gaila, kad ne visi dalyviai mokėjo tinkamai nuvalyti karvės tešmenį, o ir kai kurios karvės nebuvo pilnai išmelžtos. Imant visą melžimo procesą, vertinimo komisijos pirmininkas liko patenkintas. Geriausia melžėja pripažinta surinkusi 139 balus Rasa Sabaliauskienė iš Kupiškio rajono Danutės Adamoninės ūkio. Jai atiteko puokštės gėlių, medalis, dovanos ir padėka. Nugalėtoje sveikino Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kupiškio rajono konsultavimo biuro vadovė Aušra Petronytė, akcinės bendrovės Kauno Grūdai atstovė. Gauta dovanų iš kooperatyvo Pieno puta nuo Biržų rajono bendruomenės bei Deleval kompanijos. Antrąją vietą užėmė Inga Dudienė, surinkusi 135 balus iš Biržų rajono Petro Aukštikalnio ūkio. Ji taip pat apdovanota dovanomis, medaliu, padėka, sulaukė Biržų rajono savivaldybės mero sveikinimo, gėlių iš Aušros Petronytės, dovanų iš kooperatyvo Pieno puta bei kompanijos Delaval. Trečioji liko Jolita Rastenienė, surinkusi 132 balus iš Biržų rajono atstovaujanti Pieno putos kooperatyvui. Ji buvo apdovanota Biržų rajono savivaldybės mero padėka, gavo gėlių nuo Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Kupiškio rajono konsultavimo biuro vadovės Aušros Petronytės, dovanų nuo kooperatyvo Pieno puta, akcinės bendrovės Kauno Grūdai, kompanijų Žemtiekimas ir Delaval. Ketvirtoje vietoje liko Beta Jusevičiūtė, penktoje Ligita Kubilienė, šeštoje Edita Mackuvienė, septintoji buvo Dalia Lūžienė, aštuntoje Jolanta Matiukienė, devintoje Lina Peleckienė, dešimtoje Rūta Daukševičienė, 11 paskutinėje Nerijus Pranskevičius. Visi dalyviai taip pat buvo apdovanoti. Už pagalbą organizuojant konkursą padėkota ir pieno ūkio šeimininkiai Rimutei Strasdieniai. Tokios varžytuvės Kupiškio rajone surengtos pirmą kartą, bet reikia tikėtis, kad ne paskutinį. Dar yra melžėjams kur tobulėti, parodyti tiek savo teorinį pasirengimą, tiek praktinius įgūdžius. Kupiškio rajono savivaldybė skelbiamų dėrybų būdu iš fizinių ir juridinių asmenų perka socialiniam būstui vieną 3 kambarių butą kaimo vietovėje Kupiškio rajone. Butas turi atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytus reikalavimus keliamus gyvenamosioms patalpoms. Jis turi būti tvarkingas, suremontuotas, neįkeistas. Pasiūlymai užklijuotose vokose pateikiami arba atsiunčiami paštu iki rugsėjo 14 dienos 14 valandos adresu Kupiškio rajono savivaldybės administracijos ekonomikos ir turto valdymo skyrius 16 kabinetas Vytauto gatvė 2 LT 40115 Kupiškis. Pasiūlymuose reikia nurodyti buto adresą, pateikti išsamią informaciją apie buto būklę, pageidautiną kainą, nurodyti turto apžiūrėjimo sąlygas, asmens, į kurį galima kreiptis dėl turto apžiūrėjimo telefoną ir pridėti šiuos dokumentus. Nuosavybę įrodančius dokumentų kopijas, kadastrinių matavimų bylos kopiją, įgaliojimą, jei dėrybose dalyvauja neturto savininkas. Ant voko turi būti užrašyta butų pirkimo komisijai. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks rugsėjo 14 dieną 14 valandą. Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8459 355 20 ir 8459 355 06. Alizavoje atidarytas atnaujintas jaunimo centras. Alizavoje iškilmingai atidarytos jaunimo centro Alsija patalpos. Pasveikinti tą progą alizaviečių buvo atvykę kitų rajono klubo atstovai, net Kupiškyje viešintis Skuodo jaunimas, vietos bendruomenės nariai ir kiti svečiai. Renginio pradžioje kunigas Justas Jasienas pasveikino visus susirinkusius į naujas jaunimo centro patalpas ir jas pašventino. Labai smagu, kad jūsų tiek daug. Aš bijau sakyti, bet man atrodo, kad Alizavoje per 100 metų tai yra pats svarbiausias renginys. Nes jau taip yra, kad
Lietuvoje miesteliai arba kaimai yra apmyrę arba numyrę, o Alizava ypatinga tuo, kad daug jaunų žmonių ir kad jūs turėsit savo centrą. Aišku, tai yra tam tikra turbūt netgi gyvybės šventė ir gyvenimo šventė. Ir aišku, kad turbūt nuo jūsų priklausys mūsų gyvenimas, kiek norėsit burtis, kiek norėsit būti kartu ir kažką veikti, tiek ir bus gyvenimo, tiek ir bus prasmės ir džiaugsmo. Tai tų gražių, šviesių dalykų jums iš visos širdies linkiu. Kunigas Justas Jasėnas, Alizavos seniūnas Antanas Alkauskas bei bendruomenės pirmininkas Bronius Kaminskas perkirpo jaunimo klubo simbolinę atidarymo juostelę. Daugelis svečių panoro atsikirpti po šios juostelės gabalėlį. Kunigas visus vedė į atnaujintas patalpas, kur erdvėje salėje buvo sugiedotas Alsijos himnas. Čia liekam, nebejojam, sau linksmybių sugalvojam, Alsijos duris atrakinam, kviečiame visus į vidų. Alizavos seniūnas Antanas Alkauskas savo kalboje pabrėžė, jog tikisi, kad naujos patalpos puoš miestelį, drausmins jaunimą. Tokios patalpos, aišku, puoš mūsų miestelį. Gal daugiau susirinks jaunimo, gal būsime geresni. Aš manau, kad, kaip sako, truputį sudrausmins šitą mūsų gražią aplinką ir tikrai džiaugsimės mes, vyresni, džiaugsitės jaunimas. Ir noriu palinkėti tikrai, kad jūs ir ateity čia galėtume atrasti šitą savo poilsį gerą, siekti aukštumų tiek sporte, tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime. Jis jaunimo klubo vadovui Virginijai Kaminskienei įteikė knygą, į kurią jaunimas rašys savo nuveiktus gerus darbus, fiksuos gražiausias akimirkas, o jauniesiems alizaviečiams padovanojo gandriukus. Šventės dalyviams ir svečiams akordeonais grojo Valentinas ir Algimantas Kaminskai. Patalpų remonto darbų įmonės atstovas Bronius Liekas pasidžiaugė, kad Alizavoje yra nemažai jaunimo ir išreiškė viltį, jog naujos patalpos nestovės apytuštės. Jis Virginijai Kaminskienei įteikė simbolinį įkurtųjų raktą bei dovanų. Susirinkusiems gitara grojo ir dainavo Greta Pakšytė. When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious, acting so damn mysterious? You got a shade on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody looks to the left, everybody looks to the right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Forget about them cha-ching, cha-ching. Ain't about the bubbling, bubbling. Want to make the world dance. Forget about the price tag. Alizavos bendruomenės pirmininkas Bronius Kaminskas palinkėjo visiems kuo daugiau praleisti čia laiko. Kas tai yra traukinys, visi žinot, kas yra paskutinis vagonas irgi žinot. Tai aš taip džiaugiuosi, kad mes gavome bilietą į tą paskutinį vagoną ir įsėdome į vietos veiklos grupės traukinį, kuris paskutinis mano bent jau žinomas finansuotojas, kuris finansuoja patalpų remontai. Tai galbūt didžiausia ta dėka ir padėka turėtų skambėti šiom moteriam, šiem visiems, kurie susirinkę, kurie mano, kad tikrai dar reikia kažką daryti, reikia remontuoti. Tai dabar jūs turite liuksinį numerį, tik sugebėkite jį tausoti ir žinoma čia praleisti kuo ilgiau ir to prasmingo laiko. Muzikinį renginio intarpą užpildė akordeonininkas Valentinas Kaminskas.
Į šventę atvykusių Kupiškio vietos veiklos grupės projektų vadovė Neringa Čemerienė linkėjo saugoti šios idėjos iniciatorius Virginiją ir Bronių Kaminskus. Kiekvienas jūs esat labai svarbus. Ar gerai dainuojat, ar gerai šokat, ar gerai kažką darot, bet jūs kiekvienas individualus, labai svarbus savo kaimui, savo kolektyvui ir iš tikrųjų aš jums labai noriu palinkėti, kad jūs mylėkit, tausokit tiek Virginiją, tiek Bronio, nes jei ne šitie du žmonės, kurie jūs tempia iš paskui save, taip aš manau, to varikliuko iš tikrųjų būtų mažiau ir jūsų noro būtų mažiau. Na, kadangi Bronius kaip projektų vadovas yra parašęs dar ir kitą projektą, tai būsim vėl kaltininkai ir vėl jums skiriam lėšų vykdyti šiuose patalpose nuostabiose veiklas. Renginyje pasirodė reperis Karolis Anvaitis iš Kupiškio. Šiuo metu žaidžiamas žodžių žaidimas, turtingo turinio, turtingas patyrimas, man malonumas suteikia eilučių kaip laukų sėjimas, rašymas tarsi augimas, kai ateina įkvėpimas, auga tekstas kaip ant mėlių, gyvenu ant peilio ašmenų, tai ir sudedu į žodžių vagą, žodžius į trasą, dokumentis lapą drasko, atsistoju net po patirto fiasko, darau nuo nulio, darau iki pilnaverčio tūrio kūrinio, 100% turinio. Į jaunimo klubo atidarimą atvykusių Kupiškio jaunimo centro direktorė Gaila Matulytė akcentavo, kad svarbiausia yra gyvybė, įvairios veiklos ir palinkėjo draugauti su kitomis jaunimo organizacijomis bei veikiančiais klubais. Kažina reikia miestelių blizgančių pastatų, kažina reikia blizgančių sienų, gražių vietų, jeigu ten nesirinka žmonės. Jeigu ten susirinkę žmonės nesijaučia laimingi, jeigu jie nedraugauja tarpusavy, jeigu jie nekuria tokių nuostabių dalykų, kaip čia girdėjom tiek daug muzikinių sveikinimų, jeigu čia nevyks veiksmo, jeigu čia nebus tos mūsų visų minėtos gyvybės, tai tos sienos blizgančios iš tikrųjų praras daug savo vertės. Tai aš jums linkiu iš tikrųjų, kad būtų pats gyviausias šitas centras. Ir labai raginčiau iš tikrųjų draugauti su kitais jų veikiančiais centrais, su veikiančiom jaunimo organizacijom, su veikiančiais klubais. Gaila Matulytė LCOS jaunimo centrui padovanojo laikrodį, kad visi čia praleistų gerą laiką. Alizavos jaunimas sveikino šio kaimo bendruomenės atstovės bei padovanojo dovanų. Šią gražią progą alizaviečius sveikino ir Juodpėnų bendruomenės atstovai, Šepetos jaunimo klubo iš Lempos narė. Trankia melodija visus linksmino akordeonininkų Valentino ir Algimanto Kaminskų duetas. Į šventę atvyko ir gitaristų duetas iš Noriūnų. Noriūnų laisvalaikio centro vadovė Violeta Laucienė pasveikino alizaviečius, įteikė Noriūnų jaunimo pagamintą puodelį bei raktą nuo savo laisvalaikio centro. LCOS klubo vadovė Virginija Kaminskienė priminė Alizavos jaunimo klubo įsikūrimo istoriją, kuri prasidėjo beveik prieš 5 metus. Iš tikrųjų neturėjom nieko. Buvo mylima stotelė, autobusų turiu minty. Na ir Bruniukas kaip bendruomenės pirmininkas pradėjo kalbinti tą jaunimą į bendruomenę. Taip po truputį atvažiavo Gailutė, ačiū jai, prie pradininkių irgi buvo. Po truputį pradėjom tą jaunimą burti. Iš tikrųjų gaila, kad tie pirmieji žmonės, kurie pradėjo ir padėjo įkurti tą jaunimo centrą, dabar išvykę ir dirba, sėkmingai baigė mokslus. Tačiau džiaugiuosi, kad dabar su mumis yra jau pamaina, auganti pamaina, jauni žmonės. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad atsirado žmonių, kurie padėjo mums šias patalpas gražias turėti, rašė projektą ir ačiū vietos veiklos grupė Kupiškio, kad finansavo tą projektą. Džiaugiamės, kad yra vyresnių žmonių, kurie mums padeda, palaiko. O LCO pavadinimas labai simboliškas – Alizavos stotelės jaunimas. Na, nes viskas prasidėjo stotelėje.
Ir stotelėje būnantys žmonės ne visi daro blogus darbus. Klubo vadovė įteikė padėkas Kupiškio vietos veiklos grupės projektų vadovai Neringai Čemereniai, patalpų remonto darbų įmonės atstovai Broniui Sliekui, Kupiškio jaunimo centro direktoriai Gailai Matulytei, Elizavos seniūnijos seniūnui Antanui Alkauskui, bendruomenės pirmininkui Broniui Kaminskui, šventėje muzikavusiems Valentinui ir Algimantui Kaminskams, Karoliui Senvaičiui ir Gretai Pakšytei. Padėkota buvo ir jaunimo centrams. Vėliau visi apžiūrėjo patalpas ir buvo pakviesti prie vaišių stalo, o jaunimas žaidė žaidimus ir bendravo. Belieka palinkėti, kad čia jaunieji alizaviečiai ir jų draugai užsiimtų patrauklią veiklą, o klubo sienos įkvėptų naujoms idėjoms. Lietuvos statistikos departamentas informuoja, kad antrąjį 2012 metų ketvirtį nedarbo lygis šalyje sudarė 13% ir buvo 1 procentiniu punktu mažesnis nei pirmąjį tų pačių metų ketvirtį. Remiantis gyventojų užimtumo statistinio tyrimo vertinimais, antrąjį 2012 metų ketvirtį šalyje buvo 215 tūkstančių bedarbių, 16 tūkstančių mažiau nei pirmąjį. Mieste nedarbo lygis antrąjį 2012 metų ketvirtį siekia 10%, kaime 20%. Per ketvirtį nedarbo lygis mieste sumažėjo 1, kaime 2 procentiniais punktais. Kupiškio rajone šiuo metu nedarbo lygis siekia 14%. Registruoti 1758 bedarbiai. Paskutinis reportažas apie knygos pristatymą. Papilių kaime žalioje erdvėje rinkosi kaimo bendruomenė, nes čia vyko papilietės poetės mokytojos Eugenijos Katauskienės Sokienės pirmosios knygos Mano metų trupiniai pristatymas, į kurį susibūrė nebeingi poetiniam žodžiai, o taip pat poetės artimieji ir bičiuliai. Eugenija Katauskienė Sokienė paragino visus gerai jaustis ir atverti širdis bei sudainuoti giminės himną. Poetė pasidalijo įspūdžiais apie vaikystę, žavėjosi Papilių kaimo žmonių gerumu ir linkėjo visiems sveikatos. Nijolė Kalvelienė pakvietė poetę paskaityti savo eilėraščių. Eugenija Katauskienė Sokienė pristatė savo knygą ir perskaitė įžanginį žodį. Balandžio 1 dieną atėjau į savo gyvenimo puotą. Vaišių stalas buvo visko pilnas. Ir alkanos vaikystės, ir gražaus šeimos bendravimo. Esu 10-oji, pagrandukė, ir knygų skaitimo, ir žaidimų, ir vilčių, ir svajonių. Kartu su manimi vaišinosi puikūs kaimynai, bendraklasiai, vis platėjanti giminė, vėliau linksmas studentų kursas, o paskui bendradarbiai ir mano mielieji, įdomieji, šaunieji mokiniai. Ką gyvenimas siūlė, visko ragavau ir stengiausi nepamiršti padėkoti už vaišes, už meilę, ilgesį, išdavystę, nerimą, 3 sūnelių gimimą, jų šeimas, darbą, už tuos, kurių jau nebėra. Aišku, besivaišinant vienas kitas trupinėlis ir nupuolė žemėn. Surinkau juos, taip mamytė mokė, nukritusią duonos riekelę pakelti pabučiuok ir išdrįsau sudėti į knygutę Mano metų trupiniai. Poetės eilėraščius apie vaikystę skaitė Fausta Talačkaitė. Su kuo palyginti vaikystę? Su vaivorykšte, su troškimu paklysti, pievų jūroj, su purienų geltono žydėjimu, su paukščių čiulbėjimu. Su kuo palyginti vaikystę? Aš lyginu ją su motinos rankom, kurios glaudžia, kai vėjai trankos ir daužo langines, su šypsena, kuri pro ašaras nušvinta ir vėl liūdna mintis nukrinta, su obuoliu rasotu, kurį suvalgius sotu, su duonos rieke, druska pabarstyta,
su tėvo žodžiu griežtai pasakytų. Tokia yra vaikystė. Eugenijos Katauskienės Sokienės dukterėčia Vanda Pakalnienė pakomentavo knygos pavadinimą ir linkėjo būti geriems bei perskaitė eilėraščių. Nemaniau, kad ilgėsiuos tavęs, taip kankinamai, sunkiai, ilgai. Joks takelis jausmus nesuves, nesujungs net plačiausi keliai. O šermukšniai jau neša gandą, kad užtėja jaunystės versmė. Bet kai liūdna, širdį vėliai skamba tavo paprastas, tikras tikėk. Ir tikiu, pati nežinodama kuo, juk geroji lemtis mane svengia. Nors sunku pasakyti, bet per širdį ruduo viską šaldančiais žingsniais jau žengia. Inga Černiūtė pasveikino poetę ir didžiavosi tuo, kad esanti papilietė, bei prisiminė vaikystės įspūdžius susijusius su Eugenija. Labai didžiuojasi iš tikrųjų, kad esu papilietė ir kad papiliai turi nuostabų spindulėlį, kuris garsina Kupiškį ir tikiuosi ne tik Kupiškį. Jūs aš prisimenu iš tikrųjų tai prieš 10 gal metų. Turbūt atsimenat, kai mus su broliu mokėt eilėraščių. Tai buvo kryžių atstatymas turbūt. 19. Prieš 19. Labai norėčiau iš tikrųjų padėkoti ir palinkėti sveikatos ir kurkit. Tikrai tai sugeba. Vanda Pakalnienė perskaitė keletą eilėraščių. Eugenijos Katauskienės Sokienės giminaitės jie netgi apvainikavo. Už suorganizuotą knygos pristatymą poetė dėkojo Nijolei Kalvelienei ir paragino įsigyti knygų. Poetė dar sveikino gausybę giminaičių ir bičiulių. Eugenija Katauskienė Sokienė papasakojo apie savo knygelės gimimą. Na, tos eilėraštukus aš jau seniai turėjau, kai kuriuos parašiau ir visiškai neseniai, ir prie paskutiniai, tai galima sakyti, pavasarį sukurti, tačiau vis nedrįsau sudėti į tą knygutę. Tačiau sūnus Audrius vieną kartą sakė, kiek tu, mama, tuos eilėraščius laikysi stalčiuje. Imk ir išleisk knygutę. Aš aišku spyriojausi, bet matydama, kaip kolegė Regina Baltrūnienė gražiai leidžia, jau išleido 4 knygas ir sugalvojau, pasiryžau tiesiog sudėti juos į savo knygutę. Jie tie maža ta knygutė, maži tie eilėraštukai, todėl sugalvojau pavadinti mano metų trupiniai. Nes tai trupinėliai. Viso gyvenimo pyrago sudėti negalėjau, nes daug tą suvalgiau ir pamiršau. Ir daugelį čia eilėraščių, kurie yra užrašyti, tai aš važiuodama autobusu parašau, vos perskaitu, kadangi juda tas autobusas. Bet man labai malonu, važiuoju, žiūriu, gamta tokia graži ir mėgstu viena važiuoti, kad niekas nekalbintų joks, žodžiu, pakeleivis. Dažniausiai taip. Ateidavo mintis, kai jau vakare ruošiuosi gulti, knygą paskaitau ir kažkaip, kai vieną likau, kažkaip pamastau apie gyvenimo prasmę, apie ilgesį, apie liūdesį, bet kartais ir mokykloje, ir posėdžių metu, kai ypač kyla ginčai kokie nors, tai aš atsiriboju ir parašau kokį porą posmelių. Šitie visi vaikystės eilėraščiai yra parašyti mano jau suaugusios. Tuos eilėraščius, kuriuos rašiau vaikystėje, aš jų jau nebeturiu. Ir sakykime, tos knygutės pirmas eilėraštukas, kad giesmelė saulėje, tai aš parašiau visiškai neseniai. Tiesiog prisiminiau savo vaikystės dienas. O mokykliniai tai dažniausiai būdavo prieš rugsėjo 1, kažkaip pirmąją pasilgstu vaikų ir parašau. Tai lentoje, ką nors užrašau, tai vaikams į kokius albumus užrašau. Žodžiu, kartais net ir per pamoką, kai vaikai rašo kokį darbą jį ir parašai. Papiliai man labai brangus kaimas, nors tai mano negimtasis kaimas. Aš atvažiavau čia būdama 3 metų, bet sutikau labai puikius žmonės. Iš tikrųjų, aš jaučiausi kaip sava ir mane tiesiog vaišino, maitino kiekvieną kaimo gryčią. Visos kaimo moterėlės kepdavo savo duoną ir visų skonys būdavo, dar net ir dabar atsimenu, būdavo skirtingas ir labai, labai geras. Eugenijai Katauskienei Sokienei sudainuota ilgiausių metų. Poetė dalijo autografus, o visi svečiai buvo raginami vaišintis grojant ir dainuojant muzikantams. Eugenija Katauskienė Sokienė išleido 1 knygą, bet reikia tikėtis, kad ne paskutinę, kad tų metų trupinių laikui bėgant tik daugės ir jie nuguls kitoje knygoje.
jos besibaigiančias dienas. Geros ir šiltos jums paskutinės vasaros savaitės.